Infekcijos sukelti akmenys sietini su bakterijų augimu. Dėl didesnio polinkio sirgti šlapimo takų infekcijomis, tai dažniau paveikia moteris, vyresnius žmones ir kūdikius. Infekcijos sukelti akmenys susiformuoja, kai šlapimo pH išlieka aukštas. Tai yra virš 6,2, o tai gali sukelti kalcio fosfato, amonio urato, brušito, karbonato apatito arba struvito susidarymą. Užkrėtus šlapimo taką ureazę gaminančiomis bakterijomis pasigamina CO2 ir amoniakas. Jie greitai virsta į amonį, taip padidindami šlapimo pH ir sukeldami oksidacinį stresą, kuris pažeidžia urotelį. Tai savo ruožtu palengvina bakterijų sukibimą su uroteliu, kur susiformuoja bioplėvelė, lemianti kristalų branduolių susidarymą ir jų augimą kartu su organine gleive. Infekcijos sukelti akmenys auga greitai ir gali lemti tokias komplikacijas kaip sepsis ar inkstų nepakankamumas. Į Lead Control pH Down sudėtį įeina unikalus inhibitorių ir rūgštiklio derinys, įskaitant fitatą ir L-metioniną. L-metioninas metabolizuojamas kepenyse. Šio proceso metu gaunami protonai, kurie išsiskiria su šlapimu, sumažintami šlapimo pH žemiau 6,2 ir stabdydami akmens augimą. Tuo tarpu fitatai jungiasi su kalciu ir magniu, slopindami kristalų augimą. Sinergiškai veikdami, L-metioninas ir fitatas stabdo infekcijos sukeltų akmenų kristalizaciją ir padeda ištirpdyti likutinius fragmentus po operacijos. Lead Control pH Down slopina infekcijų sukeltų akmenų formavimąsi, padeda ištirpdyti likutinius fragmentus ir užkirsti kelią pakartotiniam akmenų susidarymui. Devicare – pažanga ir atsidavimas gydant akmenų ligas.